Šiandien Panevėžio miesto žiniose matysite. Santuokų rūmuose įtikėjusiųjų magišką skaičių gale antplūdis. Rytoj 30-asis Viliaus Variakojo taurės turnyras. Pirmą kartą eksponuojami futbolo klubo Ekranas trofėjai. Naktį ugnis šėlo pačiame miesto centre. Įtariamas padegimas. 2011 mėnesio 11 diena. Pasak astrologų, tai idealus metas tuoktis, kadangi panevėžiečiai civilinės metrikacijos skyriaus vedėjos Dianos Zacharienės teigimu jautrų skaičių magijai. Šiandien įregistruota rekordiškai daug, net 10 santuokų. Kaip astrologai mano ir teigia, kad tas skaičių derinys 11, 11, 11 ir dar per pilnatį. Tai yra skaidriausia mėnulio fazė ir pats geriausias laikas kurti darną ir balansą. Tai manau, tie žmonės apmąstė tokius pasakymus ir jie nusprendė kurti šeimą būtent tą dieną. Manau, kad šeima tai ir turi būti darna ir balansas. Nors didžiuosiuose Lietuvos miestuose pradėti santuokinį gyvenimą panoro gerokai daugiau porų nei Panevėžyje. Pavyzdžiui, Vilniuje visos 50, vis dėlto niūrų lapkritį toks pagyvėjimas prie santuokų rūmų išskirtinai gražus. Ar išties skaičiai lemia sėkmę? Ginčytinas klausimas. Vis dėlto mistika dvelkiančiomis datomis skubama pasinaudoti. Pirmiausia, antplūdis buvo pirmas, kuris prasidėjo tų skaičių derinimo. Tai buvo 2007 metų Liepos 7 dieną. Tada tikrai buvo vasara, mes turėjom virš 20 santuokų, tai tikrai. Ir kiek teko domėtis, tai gal iš tų įregistruotų santuokų išyro, gal porą arba trejetą santuokų. Nesvarbu, kad penktadienis. Visos šiandien registruotos santuokos iškilmingos. Besituokiančios poros ne tik jauni ir besąlygiškai tikintis lemtingomis pranašystėmis. Solidaus amžiaus žmonės taip pat rinkosi lapkričio 11-ąją. Jubiliejinį 30-ąjį kartą Panevėžyje rengiamas Viliaus Variakojo taurės turnyras. Stalo teniso trenerių teigimu, tokiame prestižinėme turnyre varžytis garbės reikalas. Dalyvaus 1999 metų mergaitės ir jaunesnios ir 2000-ųjų ir jaunesni berniukai žais šiose varžybose. Atvažiuoja visi Lietuvos geriausi žaidėjai. Taip pat ir užsienio žaidėjų tikimas. Šitos varžybos jau vyks 30 kartą, tai kaip ir jubiliejus. Kai aš mažas pats buvau, pats žaidžiau šitose varžybose, tai kiekvienais metais jis tęsiasi ir dar turbūt ilgai gyvos. Čia vienos pagrindinių Panevėžio varžybų. Į turnyrą skirtą Viliaus Variakojo taurį laimėti renkasi patys perspektyviausi Respublikos jaunieji stalo tenisininkai. Ugdytinių pasiekimai jau ne pavieniai. Prieš porą metų mūsų auklėtinė Venslavičiūtė Ieva tapo Lietuvos čempionė, tai Lietuvos saugusių rinktinė dalyvauja pasaulio Europos čempionatuose, o dabar nesenai turnyras vyko Vokietijai, tai Gūra labai gerai Lietuvos rinktinės sudėtį sužaidė jaunių. Trečią vietą laimėjo komanda. Tai ir laimėjo prieš Prancūzijos pirmą rinktinę, prieš Vokiečių pirmą. Ir dar Panevėžietė nesenai šitam čempionate Europos jau žaidė už gailą galbūt už Liuksemburgo rinktinę. Turnyrą organizuoja Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras. Dalinai finansuoja miesto savivaldybė. Varžybų pradžia lapkričio 12 dieną 11 val. Viliaus Variakojo sporto komplekse Elektros gatvė 1. Atėję į taip vadinamąjį antrąjį Babiloną, panevėžiečiai ir miesto svečiai gali apžiūrėti unikalią futbolo klubo Ekranas trofėjų parodą. Viešoje vietoje svarbiausi pastarųjų metų klubo trofėjai, teigiama, eksponuojami pirmą kartą. Sutapo iš tikrųjų, kad Ekranas ketvirtą kartą iš eilės, futbolo klubas Ekranas ketvirtą kartą iš eilės tampa Lietuvos čempionais. Ir tiesiog buvo mintis panevėžiečiams pirmą kartą istorijai parodyti iš tikrųjų tuos eksponatus, tas taures, ko ne kiekvienas tikrai matome bent nuotraukose ar stadione. Tai šiandien, bent ranka neprisilies, bet nusifotografuoti šalia tikrai gali, nes ne kasdien tokie dalykai tikrai yra eksponuojami ir pakankamai vertingi trofėjai Ekrano.
Paroda veiks iki lapkričio 25-osios. Joje ne tik vertingiausias eksponatas – pereinamojų taurė Lietuvos futbolo nugalėtojams, kuriai daugiau nei 50 metų, bet ir šių mečių paskutiniųjų sezono rungtynių kamuolys, su kuriuo žaidė ekraniečiai. O ir žmonės į šią ekspoziciją džiaugiamasi, atkreipia dėmesį. Iš tikrųjų labai įdomi, nes ypatingai vaikai, aišku, jiems yra ir netgi ateina tikrieji ekranų fanai, pradeda ginčytis, kada čia ta taurė, kada iškovota ir tikrai nei vienas žmogus nepraeina, kiek teko stebėti, visi stepteli, pasižiūri, nes kaip bebūtų, tai dalies mūsų miesto istorija yra. Ta pačia proga primenama, kad ekranas 7 kartus laimėjo Lietuvos čempionatą. 6 kartus Lietuvos čempionato sidabro medalininkas, 6 kartus Lietuvos čempionato bronzos medalininkas, 5 kartus Lietuvos futbolo federacijos taurės laimėtojas, 4 kartus Lietuvos supertaurės laimėtojas, kartą yra tapęs Baltijos lygos nugalėtoju. Šiąnakt 2:55 Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato operatyvaus valdymo skyriaus budėtojai gavo pranešimą, kad Respublikos gatvėje 28 kilo gaisras pastato 3-ame aukšte, kur įsikūrė sveikatingumo ir sporto klubas Lordex. Gaisro metu išdužo 2-ame aukšte esančio uždarosios akcinės bendrovės Arneiga baldų salono langų stiklai. Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate dėl turto sugadinimo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 straipsnio 2 dalį. Atliekama papildoma įvykio vietos apžiūra kartu su Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos specialistais siekiant nustatyti gaisro židinį. Ar tai padegimas? Atsakys iškviesti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento specialistai.